Sveikos gražuolės atvykusios į naująjį mano vlogą. Žinokite, pagalvojau, kad pradėsiu jį šiandieną, nes manau, kad gali jį susidėti iš kelių dienų. Kartais, kai neturiu ką parodyti per visą dieną arba neturiu tiesiog laiko jums filmuoti ir rodyti, ką veikiu, tai padarau vlogus iš kelių dienų. Šiandien iš tikrųjų yra šeštadienis. Vakar buvau darbę, tai dieve tu mano, žinote, jūs neįsivaizduojate. Tiesiog net neapsimokėjau tą darbą eiti, nes per visą naktį galbūt atėjo apie 10 klientų. Tai buvo žiauriai šudina diena. Net neapsimokėjo eiti man vakar į tą darbą, bet vis tiek nuėjau, kažkaip tai galvojau, šiandien visi algas gauna, tai gal užsidirbsiu kažkiek tai daugiau, bet žinokite, nieko gero. Tai šiandien vėl vakariai darbą varysiu, vėlgi nelabai tikiuosi, kad bus žiauriai gera naktis, nes nežinau, ar matote ar nematote už lango. Žiauriai šudinas oras, irgi lyja lietus. Atrodo labai negatyviai, gal pradedu šitą vlogą, bet nebijokite. Aš esu pilna energijos, pilna nuotaikos, pilna idėjų ir taip, šiaip atvariau į parduotuvę, nes esu užsirašusi, kad man reikia naujų marškinėlių Meisonui į mokyklą, nes visą laiką sugadina juos supaišo, aš neįsivaizduoju, kaip tai įmanoma, nes nenusiema megztinio, bet vis tiek sugadina visus savo baltus marškinius. Tada reikia Milanai sijono, bet nežinau, ar šitoje parduotuvėje aš rasiu, jeigu rasiu, tai paimsiu, jeigu ne, tai manau, kad kitą dieną nupirksiu. Tada noriu nusipirkti grindim šluošių, tai yra servetėlių šlapių. Nes tik tai šitoj parduotuvėje B&M, man atrodo, kad čia B&M'as, jo, tik tai šitoj parduotuvėje B&M, žinokite, pardavinėja tas servetėlės, su kuriuom aš plaunu grindis. Bent jau arčiausia parduotuvė mano namų. Aišku, yra ir daugiau tų parduotuvių, bet šita yra arčiausia mano namų. Ir noriu nuvaryti iki Aldi parduotuvės, nusipirkti kažkokio tai maisto, pasigaminti kažką šiandieną. Ir rytoj vis tiek grįžta vaikai, tai kažką tai noriu pasigaminti su vaikais namuose irgi. Tai va, viskas, eisiu į parduotuvę, pasižiūrėsiu kažką tai, ką čia galiu irgi nusipirkti. Žinau, kaip eiti į parduotuvę, kai taip lyja. Nežinau, ar jūs girdėsit, bet aš net nenoriu išlipti iš mašinos. Girdit? Visa šukuosena, kurią aš pasidariau, žinokite, sulys. Nežinau, ką daryti. Man atrodo, kad turiu lietsargę. Keliausiu su lietsargę. Ką tik grįžau iš parduotuvės, biški sulyja, bet net cukrus tikrai neištirpsiu. Nusipirkau arbatos, PG, nes baigėsi arbata ir jau kokią gal antrą dieną kamuoja su savo ta žalia arbata ir galvoju, man reikia juodos arbatos, tai pagaliau nuvariau parduotuvę. Ir, aišku, užsukau į saldumynų skyrių, nusipirkau šitą didelį šokoladą, čia šitas mano, aišku, vaikinui, nes vaikai suvalgė jo šokoladą, tai nupirkau jam. Mano mėgstamiausi guminukai, jeigu dar nežinai, tai žinai dabar, jeigu dar nebandai, būtinai pabandyk. Ir tada vaikams paėmiau Skittles, paėmiau gaminti šituos keksus namuose kažkurią tai dieną ir šitos yra mano servetėlės, kurias naudoju grindims. Pačios geriausios. Labai geros ir labai skaniai kvepia. Viskas, važiuojam į kitą parduotuvę ir tada manau, kad susitiksime, nežinau kur. Sutinkame, šiandien yra antradienis, jo aš vakar, man atrodo, nieko nefilmau ir sekmadienį, o gal sekmadienį truputėlį filmau. Neatsimenu, bet kaip ir sakiau, kad šitas vlogas bus iš kelių dienų, taip ir gaunasi, žinokite. O dėl ko nieko nefilmuoju, tai vien dėl to, kad, žinokite, nieko mes iš tikrųjų neveikiam pastarąsiom dienom. Žiauriai lyja lietus už lango. Bele kaip laukiu, žinokite, jau pavasario, greičiau tas pavasaris ateitų. Šiandien yra grinai paskutinė šio vasario mėnesio diena, tai žiauriai fainai, nes rytoj jau bus pirma pavasario diena. Jo, aš tikiuosi, kad greičiau tie orai ateitų šiltesni ir geresni. O šiandien, ką žinokite, atsikėliau, nuvedžiau vaikus į mokyklą, lyja vėlgi lietus už lango, tai neturiu nieko aš jums filmuoti, bet aš šiandieną filmuoju TikTokui diena su manimi, nes į TikToką tikrai nieko neturiu ką kelti. Esu prifilmavusi, bet reikia laukti, kada kompanijos atsakys, kada patvirtins, tai žodžiu negaliu nieko kelti ir esu prifilmavusi tikrai nemažai. Ateina tokios dienos niūros, tamsos, tai atrodo nieko negaliu nufilmuoti naujo. Tai va, buvau nuvažiuoti dar pasimti siuntų, vakar be to buvau soliariume, pirmą kartą po tiek laiko, nežinau, gal 3 mėnesius nebuvau tam soliariume, tai užsidėjau SPF 50 ant veido, kad nenudegčiau, tai tik tai truputėlį gal kūnas įdegė, bet labai mažai, nes jau 8 minutės. Tai galvoju netgi šiandieną vėl varyti, bet dar pagalvosim, ar varysiu ar ne, nes neapsisprendžiu. Ir nuvariau pasimti savo siuntą, nes vakar namuose nebuvo, aišku. Buvau pas draugę ir man atėjo maža siunta, kurią noriu atidaryti jums parodyti, atėjo iš Pixi. Ir aš jau mačiau Instagram'e, nes visos influencerės gauna, nes aš esu kaip ambasadorė Pixi Beauty, tai man ateina visą laiką naujienos
kiekvieną mėnesį ar kas kelias savaitės, priklauso, kada jie turi tas naujienas. Tai dabar matau, gavau paakių kaukės tokias, tai aš net nenoriu iš tikro pakuoti ir rodyti jums čia nieko, bet labai labai fainas įpakavimas. Man Pixi Beauty žiauriai patinka su tuo savo įpakavimu, o dėl ko nenoriu aš čia pakuoti ir jums rodyti, kas viduje, tai dėl to, kad aš, žinokite, renku savo geriausiai draugiai dėžutę visokiausių priemonių, nes jos iš tikro vakar gimtadienis buvo, bet mes oficialiai jas sveikinsim šeštadienį, tai aš labai labai laukiu šeštadienį, nes varysime out su draugėm, pasipuošime, apsirengsime gražiai. Aš be to varysiu šią savaitę plaukus nusidažyti, nors sakiau, kad nedažysiu jų, bet sugalvojau, kad reikia biškip nusidažyti, nes tie plaukai tokie žiauriai rebaluojasi, kai yra natūralūs. Ir kažkaip noriu jau daugiau tos blondinės spalvos, nes ta blondinė visai, šviesi ta spalva jau visai man nusiplovė, nuaugo, nebegražiai atrodo, tai norisi atsinaujinti ir be to mano dažys plaukus už reklamą, tai nieko nereikės mokėti, o šiaip aš visą laiką moku už savo plaukus 65 svarus, kas iš tikrųjų yra labai labai brangu ir jeigu kas 8 ar 10 savaičių eiti daryti savo plaukus, tikrai yra brangoka. Aš darau draugiai dėžutės iš visokiausių gerų priemonių, tai šitą irgi dėsiu į šitą dėžutę ir noriu parodyti, ką aš jau čia esu pridėjusi, tai labai labai faino tokia dėžutė jai yra ir čia yra visokiausių tikrai gerų priemonių, žinokite. Na, nežinote, aš vis tiek gaunu labai daug ką nemokamai ir pagalvojau, aš viskogi nenaudoju, tai jai irgi pridėsiu. Tai įdėjau Pixi kolageno toniką. Toliau, čia, man atrodo, yra lūpų balzamas, toksai va, nenoriu atidaryti, nes aš nieko netidarinėsiu, ką aišku dovanoju, nes viskas turėtų būti nauja ir netidaryta. Tada čia yra concealeris, man atrodo, yra antakių gelis iš P. Louise, šita kompanija labai populiari yra Anglijoje, ypač TikTok'e, niekada nesu bandžiusi šito, nežinau, tikiuosi, kad geras bus. Tada, čia, man atrodo, čia yra paletė. Bet kokia paletė, neįsivaizduoju. Man atrodo, kad čia yra... Galima atidaryti truputėlį. Jo, čia yra highlighto ir, kaip matote, skaistalų paletė. Aš jau iš tikro tokią turiu. Tai galiu padovanoti draugėje. Tavo neiškrintų tas papiriukas. Tada turime, ką dar dėžutėje turime, čia yra NARS Velvet Matte Lip Pencil, lūpų pieštukas ir spalvytė, žinokite, net neįsivaizduoju. Dolce Vita, man šita spalvytė labai patinka, bet aš jau turiu tikrai nemažai NARS lūpų pieštukų visokiausių, nes aš irgi esu ambasadorė jiems, tai man atsiunčia visada. Ir tada įdėjau draugiai, šitą gavau, nežinau, man atrodo, iš TikTok'o ar kažkur tai iš YouTube'o, kai dariau, kad pareklamuoti, bet taip ir niekada nereklamavau, bet nežinau, man... Galvau, kad pradėjo kažkaip nublūkti tą spalvą, bet ne. Tai va, tokia tiesiog grandinėlė ir prie jos galima prisegti čia toksai mažas lėktuvėlis, nežinau, ar matysis jums. Tai va, čia irgi jai yra dovanų ir aišku, paakių tos kaukės irgi jai eis į šitą dėžutę dovanų. Na ir aišku, aš jau pati nupirksiu jai gėlių puokštę, kažkokį tai gal butelį. Iš tikrųjų labai faina yra man draugėm tokių